Taigi buvo paprašyta, aš jums dabar parodysiu grinai dienos valgymą. Atleiskite, be pusryčių nerodysiu, nes šiandien buvo įtempta ganėtinai diena. Tai aš jau pusryčius esu pavalgęs, bet buvo kaip dažniausiai pas visus avižos ir kiaušiniai. Nieko ypatingo. Dabar susipjaustęs esu 210 gramų vištienos, 50 gramų ridikėlių. Kokių ridikėlių? Burokėlių. Verda 100 gramų brokolio ir ryžiai jau padaryti visai dienai. Tad aš pirmą iš karto visą laiką mėgstu dėti karštą keptuvę vištieną ir tik tada ant viršaus dėti prieskonius. Man taip atrodo bus skaniau. Naudoju labai elementarius prieskonius. Tai yra vištienos prieskoniai. Aš druskos nededu, nes pas mus vištieną, kurią perkam, jinai būna užšaldyta ir jau kažkiek joje yra druskos, tai net druskos papildomai nededam. Ir tikrai pagardinimui tai dedu šito Santa Maria, labai geri prieskoniai, labai skanus. Barbecue. Ir viskas, ir žiūrėsime kaip gavosi. Taigi va, draugai, o gavosi, va šitaip atrodo mano galutinis produktas. Tai yra pavalgymas. Dar labai įdomus faktas. Aš bent jau seku, kadangi savo šitos visus makro, ką valgau per dieną ir naudoju tokį dalyką kaip whiteboardą. Žymiai paprasčiau susirašyti viską. Kaip va matot, visi pas mane, ką man reikia suvalgyti. Ir rašausi va tai va per dieną. Nu, iš tiesų, nuo šiandien va tai va pradėjau ant whiteboardo rašytis, nes maždaug jau žinodavau, ką kiek valgau, bet dabar grinai gramas į miligramą, gramą, viską skaičiuoju, nesvarbu. Tad pasakykite savo idėjas, kaip jūs skaičiuojate, ką jūs darote, man tikrai įdomu, va tokie va dalykai. Ir tad iki kito pavalgymo. Na ką, draugai, grįžau po treniruotės, tad tikrai labai alkanas. Ir darausi trečią savo pavalgymą. Tad vėl vištiena, nieko nuostabaus. Ir sumačiau ką kitą vietoj ryžių, dar prijungsiu šiandien saldžiąsias bulves. Tai galite va pamatyti orkaitėj keptos saldžios bulves, 225 gramai vištos, kaip gerai atrodo, bei 45 gramai avokado. Visi reikalingiausi makro ir žiūrėsime, kas gausime, bet manau, kad bus tikrai skanu, tad iki kito pasimatymo. Tai kągi, sveiki dar kartą, draugai, prie ketvirto mano valgymo. Dabar bandysiu daryti iš tiesų ne vištieną, o jautieną valgysiu. Tai yra, aš perku visą laiką jautienos faršą 4-7% riebumo. Faršui naudoju dažniausiai šitos barbecue prieskonius, kaip pradžioje rodžiau jums iš vieno savo pavalgymų. Angliavandeniam naudosime ryžius ir valgysiu maždaug 70 gramų angliavandeniam. Ir dar ką darau tokio dabar įdomesnio, tai yra verdu kiaušinius ir juos iš karto kepu. Tai yra verdu 7 minutės, kai jie dar skysti ganėtinai yra. Ir po to nulupu juos, perpjaunu per pusę ir įdedu į keptuvę. Tai žinokit, skonis tikrai fantastiškas, tikrai labai skanus. Ir dabar dar kai ką pabandysiu ir žiūrėsime, kas gausis. Tad iki pasimatymo. Na ką, draugai, tai va, galutinis mano šedevras. Tai yra laukia manęs labai skanus pavalgymas, sakyčiau. Tikrai laukiu šito dalyko. Kągi, tiesiog bus skanu, galiu pasakyti. Ir dar manęs laukia turbūt 2 arba netgi 3 pavalgymai. O dabar yra... Kiek čia pas mus yra valandų? 5:12. Dar kažkas man prašė. Tad dabar važiuoju pasimti savo draugės iš darbo. Ir po to žiūrėsime, susitiksime turbūt vėl prie kito. Tai ką? 5. pavalgymas. Pas man kas gausi? 150 gramų vištos ir 125 gramai grikių. Daug ganėtinai. Bet čia prieš paskutinis pavalgymas. Nu ir aišku dar 14 gramų
BCA. Staigiai išsijungė garsas, tai matomai mano draugė nustojo žiūrėti video ir pradėjo klausyti, ką aš kalbu. Ne, Brigita? Net nebandyk čia taip. Gerai, suprato tada, draugai. Tad iki kito pavalgymo. Dabar ką, draugai? Paskutinis pavalgymas, 6. pavalgymas. Štai, iš tiesų, žiūrėkit, koks skanumynas. Avižinė košė. Vištiena su avokadu. Turbūt iš tiesų vienas iš tų valgių, kur labiausiai laukiu. Tai va, tokie buvo šiandienos pavalgymai pas mane. Ir norėčiau sulaukti jūsų komentarų, ar patiko, ar ko norėtumėte daugiau, ką norite tiksliai būtent pamatyti. Ir va, dar galite pamatyti šiandienos visus mano pavalgymus. Tai yra, kaip sakiau, pasiekiau visus savo užsibrėžtus tikslus tiek baltymo, angliavandenių ir riebalų kiekiais. Gal tik angliavandenių šiek tiek per mažai, bet tie 15 gramų iš tiesų nelabai daug ką reiškia. Tai va, tai toks mano buvo pavalgymas dienos, tie 400 gramų angliavandenių ir čia kaip užkrovos diena, pasakykim, refeed day. Tad iki kitų video ir laukiu jūsų komentarų.